Gerą dieną, bičiuliai. Tai ką, šiandien lankomės Šakiuose, bandyminėme plote ir noriu apžvelgti šiandienos situaciją. Tai va, tai dabar esam Braite. Galim pasižiūrėti, kaip atrodo Braits. Braits ir realiai jau kaip ir nudžiūvęs. Ir atkreipkite dėmesį, kur Braito ir vaikai. Nu, sakykime, kiek turim atmestų nemažai iš tikrųjų. Va, šičia. Va, šičia. Mažai užmegstų. Daug numestų, sakykime, arba neužpildytų varpo. Šiaip visumai atrodo neprastai Braits. Galim paeiti į priekį, pasižiūrėti susikirtimą tarp Braito ir Asoriaus. Tuoj bus štai susikirtims. Va, šičia yra Braito ir Asoriaus susikirtims. Va. Tai va, šičia turim Braitą, o šičia turim Asorį. Asoris kaip ir Braits panašiai lygiai taip pat turi, čia ir Braits, čia irgi nebeturim sveikų lapų, Asoriai irgi nebeturim sveikų lapų. Ir jeigu atkreipsi dėmesį, va, žiūrėkit, kiek neužpildytų pilnai ūglių. Tai ką parodo, kad per didelį konkurencija buvo, per didelį sijaus normą. Dėl 4 milijonų ir 4,5 milijoną mes esame įpratę sėt, bet praktika rodo, kad nereikia tiek sėt. Jeigu mes mažinsimės sijaus normą, tai vadinasi, mes suteikim daugiau erdvės, turėsim tvirtesnės mamas, mažiau atmestų vaikų. Tai va, tai jau ir gyvenime lygiai tas pats. Žiūrėkit, gyvūnų pasaulyje. Jeigu gandrai neišmaitina vaikų, tai ką daro? Met lauk iš lizdą. Ir čia tas pats. Neišmaitina vaikų, jie ir atmesti. Tai va, čia Asoris yra geriau, nes čia ir tokį lanką, geresnis sąlygas, biški daugiau maistą ir susiplovi. Bet jeigu taip palyginant Asorį ir Braitą, tai Asoris geriau atrodo nei Braits. Ir varpas didesnis, ir augalai sveikesni. Pažiūrėkit, dar stiebai žali. Aš čia nelyginant, sakykime, būtent, dar antais pabėgėliai, irgi pirkti ir sertifikuotą sėklą, bet ir pabėgėlių. Va. Neturėtų tai būti, ne, kai perkam sertifikuotą sėklą. Nu, bet ir taip kaip ir. Tai ką noriu pasakyti, kad būtent Asoris atrodo biškai, nu va, ir vėl pabėgėliai. Antais pabėgėliai. Žodžiu, kai mes perkam sertifikuotą sėklą, neturėtų būti tokių priemaišų. Tai ką tai parodo, kad yra, sakykime, technologijų kažkur ir padaryta klaida auginant. Ir tiek. Aišku, ir neišvengiama kartais tokių situacijų, kad vis tiek atsirand viens kits, bet šiais metais su daugelį veislių, kur matau, kur buvo pirktas ir sertifikuotas sėklas, daug yra tų pabėgėlių vadinamų. Jo, tai žodžiu, niek nepadarysi. Einam, parodysiu jums savo veislę, tą Brigens, pamatysit, kaip gerai atrodo. Iš tikrųjų stebin jos grožis.
ir pažiūrėkit. Turim asorį čia. Žiūrėkit. Turim asorį. Ir brigien turim. Pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Kosmos. Varpas kokis gražis. Pilnas, didelis varpas. Bet ir asoris neblogai visai atrodo. Šiaip iš tikrųjų, jeigu taip žiūrint, kaip atrodė pavasarį asoris ir kaip stresavo visą vasarą, tai sakyčiau, varpas visai taip, sausau. Bet visgi, pažiūrėkit, man patinka tas brigien ir spalva gražiai atrodo. Ir varpas didelis. Plius reikia nepamiršti, kad čia yra elitinė sėkla, kaip ir minėjau, tėvus ir skagens, o mama yra kodas. Ir esmė yra tame, kad čia dabar turim, atrodo, mes pusę hektarą kiek čia pasėta šičia. Ir dabar tokį kaip ir dauginimą darom. Aklimatizuojam, pasižiūrėsim, kas gausis rezultate. Ką aš čia darysiu su visais šitais bandymais, tai iš visų šitų laukų, iš šitų visų veislių paimsiu po kelis mėginius ir išsiųsim į laboratorijas. Pasižiūrėti kokybinius visus parametrus, patogeninius užkristumus, įvairiausius sinergijas. Nu ir žodžiu, tada suvesim rezultatą, bet darysim tyrimą Švedijoje, planas yra daryti Latvijoje vieną tyrimą, Prancūzijoje ir pasižiūrėsim, gal dar Lietuvoje pasidarysim. Tai va, tai jau dabar prie bronzos susikirtims. Čia ir biškit bronzas sumaišyta šičia, su brigien veislė. Ten ir brigien jau tikra, o čia ir sumaišyta. Šičia turim bronzą, spalva irgi gera ir graži. Mes turim dabar panašiai apie 1-2 lapus dar sveikus, kaip ir brigenė. Panašiai, čia ir be termosida. Ir atkreipkite dėmesį būtent į lapus. Termosida technologijoje, čia ir be termosida. Ir pažiūrėkite į lapus. Kiek lapų pažįstų. Realiai po vieną lapą bet turim sveiką. Čia ir be termosida. Va, matot. Bet jie vis tiek dar ir žalesni, lyginant su braitu. Va. Visumai neprastai atrodo ir čia. O čia gal laukia ir pasėtas braits. Varpas nėra labai didelis, bet irgi, sakykime, kiek čia ir tų segmentų. Nu, sakykime, 8, 9, 10 segmentų. Tai va, varom dabar pažiūrėsim ten, kur yra su termosidu apdaruota. Pasižiūrėsim, kaip atrodo. Prieš 2 savaitės, kai dariau lauko dieną, vaizdas buvo kitoks. Tada nesimatė tokie ženklus skirtumai tarp veislių. Dabar tai matos puikiai. Šičia palyginkim ir šičia palyginkim. Tai va. Ir tų tokių niuansų. Tai va, tai dabar čia jau esam. Kur tas susikirtims? Ai, dar biškai paim. Tai va, tai čia turim su termosidu. Kiek mes čia turim lapų? 2 lapai sveiki. 2 lapai sveiki. Kiek čia turim?
Bet ir čia yra viena kita tokia vieta pažeista. Nu, 2 lapus turėjom. Varpas iš tikrųjų neprastai atrodo. Ten, kur truputėlį daugiau maisto, kur daugiau azoto susiplovi ir iš viso atrodo sveiki lapai. Va, čia. Gražiai. Visumai neprastai atrodo. Tai va, varom iki Skageną, pasižiūrėsim dar. Kaip Skagens atrodo. Nors ir Braito varpas irgi tai paėmus. Nu, toks. Bet duos, derliaus duos. Tikrai duos. Norėjau droną čia pasikelti iš viršaus, bet ko gero nepavyks, nes pradeda jau lyt. Ir iš vienos pusės gerai, kad lyja dabar, nes prasitems vegetacija ir neuždžiuvins grūdų. Jeigu taip paėmus būtų buvę 30 laipsnių dar 1 savaitę, tai vegetatyvinis laikotarpis būtų sutrumpėjęs mažiausiai 2 savaitėm. Būtų paankstinę brandą ir automatiškai būtų kirtę per derlių. Tai va, tai tokia ir situacija. Nu, ką padarysi? Šiais metais jau startavom su miežiais. Miežiai nekelia kažkokio tai džiaugsmo, nes derlingumas miežių nėra labai geras. Tai va, tai žodžiu, atėjom į Skageną. Skagens irgi gražiai atrodo. Pažiūrėkit į bronzą, čia su termosydu. Kiek čia turim? 2 pilnai sveikus lapus. Čia ką mes turim? Nu, irgi, sakykime, pusantrą 1 lapą. Sveika. Tai va, nu matysim, kokie čia tie rezultatai bus. Vaizdas dabar ir toks įdomus. Ir manau, kad tas derlingumas turėtų būti neblogs iš tikrųjų. Jeigu tai palyginsim Skageną ir Bregenz veislį, nu atrodo labai panašios veislis. Ir pasižiūrėsim tarp Skageną ir Bregeną, kokie bus skirtumai tiek derlingumu, tiek visais kokybiniais parametrais pažiūrėsim. Tai va, tiek iš šitų veislių. Reikia dar nueiti pasižiūrėti, kaip atrodo Skageną ir Braitą mišinys. Bet dabar skirtumą nelabai manau, kad matysit. Tai va. O šie metai iš tikrųjų tokie yra unikalūs. Dar per savo visą karjerą nesu turėjęs tokios ankstyvos pjūties. Pamenat, kai sakiau, kad šiais metais pjausim ganėtinai anksti, tai taip ir įvyko. Turbūt atkreipėt visi dėmesį, kad šiais metais rapsai labai anksti užbaigė savo gyvenimo ciklą. Ir manau, kad tai atsilieps derlingumui. Negaliu jums neparodyti. Žiūrėkit, kaip atrodo Skagens. Gražiai, ne? Tikrai, kad gražiai. O jūs dar norit atsisakyti Skageną. Neturėsit ką pakeisti. Nes visos intensyvios veislės, jos reikalauja labai didelios priežiūros. Ir kaip ten sako, nemesk kelio dėl takelio. Visgi patikrinta veislė ir patikrinta veislė. Ir per tiek metų Skagens nėra buvęs nuvylęs savo derlingumu ir parametrais. Tai žodžiu, teks auginti dar pakol kas Skageną, kol atrasiam
tinkamą veislį, jį pakeist, o gal jį nepakeist. Tai va, tai žodžiu, va, šičia ir susikirtims. Va. Skageno ir Braitų mišinys. Šitai pusė ir Skagens, šitai pusė ir mišinys. Numatos va, vieną kitą šitais Skageną varpą. Tokį dabar atskirti realiai sudėtinga. Nes kaip ir praeitą kartą minėjau, kad darant mišinius įvairiausius būtent veislių, jos susikryžmin ir tampa kitokiu kodu arba genetiškai pakeistus. Keičiasi per šaknų sistemą, būtent per ekskudatus. Keičiasi veislis genetinis kods ir per žydėjimą. Tai va, ir tokie dalykai iš tikrųjų. Blemba, gaila, kad negali pasikelt droną. Pradeda lyti iš tikrųjų. Reik šokti mašiną. Tai gaila. Principe, ką norėjau, tą parodžiau. Pamatėt, kaip skiriasi būtent veislis. Ir tikiuosi labai iš Brigeno, tikiuosi labai gerų rezultatų. Ir labai tikiuosi, kad jis atsiras pas mūsų rinkoj ir galės augti lygiaverčiai su Skagenu. Taip, kad šiandien truputėlį tiek iš laukų. Taip, kad ačiū Jums ir iki susitikimų.